Tikėkime, kad aš į ten pateksiu. Perlipom tvorą, pasiekėm degalinę ir fūrų stotį. Gal kažkas nuves mane kažkur į gerąją pusę. Pačiau, nieks neima. Šiandien jau biškį pasidaviau. Tikriausiai niekur nebevarysiu. Varysiu išsimiegosiu. Atrodo, kaip achujanai guliu. Nu taip, tipo achujanai guliu, man čia belenkaip šilta yra, belenkaip patogu, malonu, lyg ant debesies skraidyčiau. Bet pati aplinka tai dėkingas, kad aš hamakė, o ne palapinį, nes čia tiesiog šiukšlynas yra. Absoliučiai visur aplinkui mane, po manim yra šiukšlės. Biški liūna tai matyt kažkaip. Pomšpakis su premium dešrelėm. Oh yeah. Oh yeah. We're going to Czechia, yeah. Gerai. Sustojo bičas. Get in, man. Tai pavežė ne iki Čekijos, bet pavežė 30 km iki degalinės, kuri iš esmės varo į Čekiją. Tai dabar turėtų gan greit paimti. Ir vėl laimė. Czechia. Labas rytas, dabar pirma dienos. Jau Prahoj. Visai nieko. Tenais pagrindinė stotis, vienintelė parduotuvė, kuri dirba. Pasiėmiau pomidorų, humusą ir 3 bandeles. Neįsivaizduoju su kuom, nemoku šių kalbos, bet šit pasiekiau savo paskutinį kelionės tašką, tai dabar nebežinau, ką veikti. Čia daugmaž centras. Techniškai Prahoje yra dvigubai daugiau žmonių
negu Vilniui, tai yra 1,2 milijono. Bet taip nesijaučia jausmas, lygiai čia per daug. Žinoma, čia ne mano miestas, bet eiktų savo, čia tiesiog per daug žmonių. Nežinau, kodėl toks jausmas, bet per visur grūdasi tiesiog. Biški nefaina. Pliusas, dėl ko reikia turėti hamaką, o ne palapinę. Galiu pasišauti mieste, gulėt parke, kur tik nori. Ir mėgautis visais gražiais vaizdais. Kągi, įsitaisiau hamaką šiandien, bet nenoriu kažkaip jaudintis dėl šernų, tai pasikabinau jį aukščiau. Žinau, kažkur, čia 2 metrai, kur tas yra, dar daugiau, gal 2,5, kiek rankos dasiekia maks. Tai jo, dabar kalbu, yra distancijas iki žemės, bet šiaip kažkaip ramiau miegot, nes techniškai ir žmonės rečiau žiūrės ir sunkiau apiplėšt mane būtų. Čia batai kabo, džiovina salę. Ir dėl saugumo įsidėjau netgi savo kuprinę tenais į vidų prie kojų, nes pas mane biški didesnis hamakas, tai yra vietos kažkaip vis tiek galiu patogiai gulėti. Ir jo, einu miegot.